Lietuvoje vyrauja nuomonė, kad skurdas yra nuodėmė ir skurdantys žmonės turi būti izoliuoti nuo visuomenės, atgailauti ir būti nubausti už savo nusikaltimus. Socialinė darbuotoja pareiškė, kad moteris negyvena labai vargingai, nes turi naują televizorių, dovanotą mirusio sūnaus arba irgi padovanotą veislinį šunį. Koks eilinis mokytojas kalba apie apsimestinį skurdą, nes nemokamą maitinimą gaunantis vaikas išdrįsta vykti pažintinę kelionę, ar žinomas tinklaraštininkas iškviečia policiją išmaldos prašančiai moteriai su vaikais, nes ši neva žaidžia žmonių jausmais. Sveiki, jūs klausote GPB.lt tekstų, šiandien eteryje aš, Simonas, įgarsinsiu Sauliaus Pakėno tekstą apie Oskarą už geriausią metų filmą pelniusį Parazitą bei šio filmo temų analizę Lietuvos kontekste. Šį ir kitus įrašus rasite visose populiariausiose tinklalaidžių platformose bei GPB.lt. Geriausio metų filmo Parazitas – socialiniai aspektai Lietuvos viešosios erdvės kontekste. Šie metai įeis į JAV kino meno ir mokslo akademijos istoriją. Pirmą kartą geriausio filmo kategorijoje triumfavo užsienio filmas. Kaip ir vieni iš tų metų, kai nugalėjo tikrai geriausias kūrinys. Pietų Korėjos režisierius Bong Joon-ho yra pagarsėjęs filmui socialinę tematiką. Ar tai būtų klasikovo vaizduojantis sniego traukinys, ar gyvūnų teisių klausimus nagrinėjantis Okja. Kitaip nei šie filmai, Parazitas labiau skirtas Pietų Korėjos rinkai. Jame nėra garsių ir visiems puikiai pažįstamų aktorių, tokių kaip Chrisas Evansas, Sniego traukinys, Jake'as Gyllenhaalas, Okja ar Tilda Swinton, abiejuose, o ir filmas išimtinai korėjiečių kalba. Siužete šmėžuojančiam antrepreneriui suteikta parko pavardė, pašiepiamas Šiaurės Korėjos lyderis. Nepaisant to, būtent Parazitas sulaukė didžiulio atgarsio visame pasaulyje. Tai tikrai galima suprasti, nes, kaip yra pasakęs Bong Joon-ho, gyvename toje pačioje šalyje – kapitalizme. Nes filmas iš tiesų yra apie tai, kaip dabartinėje lenktynių į dugną globalizacijoje, didėjančioje socialinėje skirtyje ir mažėjančio socialinio mobilumo pasaulyje bei gig ekonomikoje, iš darbo klasės žmonių yra išsiurbiami paskutiniai orumo ir žmogiškumo lašeliai. Šiame straipsnėje ketinam aptarti tam tikrus socialinius parazito aspektus, ypač kai tie aspektai labai dažnai pasimeta Lietuvos viešojoje erdvėje, kur vyrauja bankų lobistai ir visokiausių prikurtų mistinių darbdavių, verslo asociacijų, konfederacijų, gildijų ir kitų nusikalstamų grupuočių prezidentai. Kad nebūtume iš tų, kurie šį begalę apdovanojimų sužėrusi šedevrą prisimintų viso labo kaip filmą, citatos pradžia, apie tai, kaip apgavikų šeiminėlė apgaulė įsiprašo į elegantiškus namus ir krečia visokias išdaigas, citatos pabaiga. Skurdo kriminalizavimas ir teisingo pasaulio mitas. Filmo centre yra nuotaikinga ir kūrybinga, bet skurde gyvenanti Kimų šeima, tėvai ir studentiško amžiaus vaikai. Tiesa, kai kas užginčytų, kad skurde. Lietuvoje turime kaprizingą vaiką savo dėžėje statantį smėlio pilis, agresyviai visiems mojuojantį kastuvėliu ir manantį, kad yra didis ekonomistas, kuris ištisus metus apsiginklavęs viso labo buitinę logiką ir libertaria ideologiją, visiems bandė paaiškinti, kaip iš tiesų turi būti matuojamas skurdas, eidamas prieš nusistovėjusias per dešimtmečius tarptautinių organizacijų ir akademinio pasaulio skurdo matavimo praktikas. O ir šiaip, juk Kimų šeima turi gyvenamąją vietą. Vaikai, išmaniuosius telefonus, apskritai yra dar nepakankamai nusižeminusi ir kenčianti. Lietuvoje vyrauja nuomonė, kad skurdas yra nuodėmė ir skurdantys žmonės turi būti izoliuoti nuo visuomenės, atgailauti ir būti nubausti už savo nusikaltimus. Socialinė darbuotoja pareiškė, kad moteris negyvena labai vargingai, nes turi naują televizorių, dovanotą mirusio sūnaus arba irgi padovanotą veislinį šunį. Koks eilinis mokytojas kalba apie apsimestinį skurdą, nes nemokamą maitinimą gaunantis vaikas išdrįsta vykti pažintinę kelionę, ar žinomas tinklaraštininkas iškviečia policiją išmaldos prašančiai moteriai su vaikais, nes ši neva žaidžia žmonių jausmais. Dar galime pridėti gajų teisingo pasaulio mitą, kad kiekvienas gyvenime gauna tiek, kiek yra vertas. Nesunku suprasti, kodėl ne vienas Parazitą laiko filmų apie dvi šeimas – Kimų ir Parkų. Ar net tapatinasi su elegantiška verslininko šeima, juk nepurvini, gražiai apsirengę ir gyvenantys gražiame name vertingesni. Parazitas pradedamas ir baigiamas Kimų šeima ir nėra nei vieno epizodo, kur būtų rodoma Parkų pora, neliečiant Kimų reikalų. Parkai filme egzistuoja tik kaip Kimų šeimos dramos fonas. Kai kurių nuomonė, didžioji tragedija ne tai, kad gabūs vaikai neranda vietos pasaulyje, o kad plagijuoja diplomus, sukčiauja ir bando apgaulę įsitvirtinti ten, kur jiems ne vieta. Nors jų elgesys beveik niekuo nesiskiria nuo vaizduojamo begalėje filmų ir serialų ar net realaus gyvenimo, kur galingieji, kaip pėstininkai žaidžia kitų gyvenimais ar net visa planeta dėl savo asmeninių ir finansinių tikslų. Bet tai vadinama verslumu, politiniu talentu ar gerbtinu gebėjimu suktis. O prieštaraujantiems tiesiog pasiūloma nustoti pavydėti. Struktūrinis nedarbas ir socialinis mobilumas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas yra pasakęs, kad šiais laikais reikia daugiau jaunų žmonių, norinčių tapti milijonieriais, ar 60 metų mokytojai, besijaudinančiam dėl savo darbo vietos, yra pasiūlęs pradėti verslą. Mums piešiamas pasaulis, kuriame tai reikia noro ir pastangų. O jeigu tikėsime Lietuvos laisvosios rinkos institutu, vienintelis dalykas, kuris trukdo siekti tikslų, yra valstybės mokesčių reguliavimas. Bėda ta, kad kiekviena mokesčių lengvata turtingiausių sluoksnių veda prie viešųjų gėrybių sumažėjimo, viešojo sektoriaus suprastėjimo ar bandymo kompensuoti praradimus regresyviais mokesčiais.
Dėl to sumažėja nemokamų vietų universitetuose ir atsiranda šauktinių sistema armijoje. Ne vienas socialinių mokslų atstovas, įskaitant nemažai Nobelio ekonomikos premijos laureatų, teigia, kad atsiradusi ekonominė nelygybė veda prie didesnės politinės nelygybės. Tai kuo puikiausiai matosi ir Lietuvoje, kur į LRT forumą tarp vos netuzino įvairiausių stambaus verslo grupuočių interesams atstovaujančių dalyvių vos ne iš gailesčio įkišamas koks vienas akademinį mandatą turintis ekonomistas ar profesinių sąjungų atstovė. Taip skatinama dar didesnė ekonominė nelygybė. Mes visi esame maži taškeliai, siekiantys savo tikslų, bandantys rasti vietą pasaulyje ir besidaužantys vieni kitus. Deja, ekonomika neauga labai greitai ir norint ką nors sukurti savo, dažnai reikia atimti kokią mažą rinkos dalį iš galingųjų. O kaip tai padaryti, kai šie, be kitų pranašumų, dar ir mokesčių nelabai moka? Arba paimkime socialiniuose moksluose dažnai naudojamą socialinio mobilumo rodiklį. Didesnis socialinis mobilumas byloja apie gyvybingą ir judrią visuomenę. Jis rodo, kiek kartų reikia individui pakilti iš paskutinės finansinės kvartilės. Kartu tai reiškia, kad kažkam į tą ketvirtį reikia ir nukristi. Čia nėra nieko blogo, jeigu valstybėje yra stiprus socialinis tinklas ir į tave nežiūrima kaip į nusikaltėlį. Žmogus nesumdas nuo kitų gali oriai pasidėti ant atsarginių suolelių, atgauti jėgas, palaukti geresnių ekonominių laikų, persikvalifikuoti ar gal net persikelti į kitą rajoną. Tačiau ką daryti, kai viso to nėra? Parazite Kimų šeimai nusišypsojo didžiulė laimė. Visi įsidarbino. Kokioje padėtyje atsiduria nukonkuruotas vairuotojas nežinoma, o štai buvusios namų šeimininkės ir jos vyro, nuo kreditorių požeminėje slėptuvėje besiglaudžiančio smulkio verslininko, gerovė visiškai priklauso nuo buvusio darbo. Ir moteris tikrai neketina jo užleisti. Filmas, kuris galėjo būti linksma romantinė komedija su laiminga pabaiga ir gal dar vestuvėmis, antroje dalyje virsta siaubo trileriu, kur dvi šeimos, kovodamos dėl trupinių po stalu ir palaipsniui prarasdamos žmogiškumą ir orumą, tiesioginė šio žodžio prasme išskerdžia vieną kitą. Ir tik pabaigoje įvyksta tai, ką būtų galima pavadinti nevalingų klasės solidarumo aktu. Varguolizmas. Kimai yra nerealistiškai nuotaikingi, tačiau viskas pasikeičia po pirmo konflikto su buvusia namų šeimininke ir jos vyru. Jie tampa vangus, lėti. Lietuvoje neturime išpopuliarinti tokių žmonių įvardymo – varguoliai. Deja, vartojant šį terminą painiojama priežastis su pasekme. Prinstono universiteto psichologijos profesorius Eldaras Šafyras, tyriantis žmonių sugebėjimus priimti sprendimus skirtingoje finansinėje padėtyje, yra pasakęs: visi duomenys rodo, kad čia ne apie šiuos vargšus žmonės, o apie žmonės gyvenančius skurde. Šiuolaikiniai tyrimai rodo, kad žmonės atsidūrę sudėtingoje padėtyje, esant dideliai klaidos kainai, priima daug prastesnius sprendimus, negu būdami finansiškai saugus. Ir būtent Kimai yra dabar toje labai sudėtingoje padėtyje. Jiems nuolat galvoje sukasi mintis ir scenarijai, kaip sausiems išlipti iš šios sudėtingos situacijos, taip ir nerandant atsakymo. Kognityviniai pajėgumai yra užimti ir erdvės kam nors daugiau nelieka. Panašiai kaip žmonėms nuolat sukantiems galvą, kaip šį mėnesį sumokėti nuomą ar komunalinius mokesčius, šį mėnesį nupirkti vaikų megztinį, ar geriau toliau pirkti vaisius. Dėl to elementarūs darbai atrodo sudėtingi ir daug jėgų reikalaujantis veiksmai. Ir kai kas mano, kad viskas, ko reikia, tai dar labiau apkrauti šioje padėtyje esančius individus. Iki pilnos laimės trūksta tik kokio gudraus, bet neprotingo berniuko iš finansų sektoriaus, kuris pasiūlytų finansinio raštingumo pamokų, ar paikos ir tuščios paužvaigždės iš televizoriaus ekrano moralizuojančios, kaip svarbu mylėti planetą ir mažiau naudotis dušu ar laiku išjungti šviesą. Epilogas. Parazito mikropasaulyje vaizduojama kova už būvį, kurios nepamatysi glamūrinių žurnalų pirmose puslapiuose. O kur dar JAV jaunoji karta, kurios gyvenimas, anot sociologų, pirmą kartą bus prastesnis nei prieš tai buvusios kartos ir didėjantis mirčių iš nevilties skaičius. Ar pietų Europos jaunimas, kuris savo gyvenimus moko finansų krizę ir ES politikos klaidas. Vidurinė klasė, kuri nieko neišlošia iš dešimtmečius vyraujančios neoliberalios ideologijos ir dar turės padengti migracijos ir klimato kaitos kaštus. Darbo vietų uberizacija, didėjanti socialinė atskirtis. Atrodo, tarytum žmonės gyventų skirtingose planetose, nes nuo vaikų darželio yra atskiriami vieni nuo kitų. Ar visi tie žmonės, uždirbantis kelis eurus ir sugebantys sustapatinti su milijonieriais. Ir dar daug kitų šiuolaikinio politinio ir ekonominio gyvenimo aspektų. Pasaulio, kur vis didesnė žmonijos dalis priversta kovoti dėl vis mažėjančios pyrago dalies, be realių vilčių pakilti į viršų. Kaip ir filmuose Sniego traukinys ir Okčia, Bong Joon-ho nepasiūlo gražios holivudinės pabaigos. Paėmęs už rankos nusiveda pagrindinius herojus į kelionę, supažindina su dideliu naujų pasauliu ir gale negailestingai grąžina į pradinę poziciją. Parazite paliekame vieną iš herojų mažoje socialinio mobilumo šalyje, be įtakingų giminaičių, išsilavinimo ar kokio pradinio kapitalo, galvojantį, kaip kada nors taps turtingas ir tuomet visi vargai pasibaigs. Tamsa, titrai, pabaiga. Na, arba pagal lietuviškos viešosios erdvės kriterijus mes atsveikiname su smirdančiu runkeliu, kuris tiesiog nesupranta, kad viskas, ko jam trūksta, tiesiog paimti gyvenimą į savo rankas ir išmokti būti už jį atsakingam. Jeigu dar būtų kokios diskriminuojamos etninės grupės atstovas, tai vedami šviesaus gymio žurnalisto galėtume pajuokauti, kad minčių kyla įvairių, arba visi jie tokie. Jeigu dar neduokdė iš nevilties įniktų į kokį žalingą įprotį, tai galėtume pasakyti, kad čia viskas tik dėl to. Ir jeigu iki mirties taip ir neišsiverš iš skurdo gniaužtų, galėsime žbryti pirštais ir nuteisti. Kaltas.
Straipsnis pirmą kartą publikuotas Šiaurės Atėnuose 2020 m. spalio 9 d. Girdėjote Sauliaus Pakėno tekstą. Šį ir kitus įrašus rasite visose populiariausiose tinklalaidžių platformose bei gpb.lt. Kviečiame sekti mus Facebook'e, Instagram'e bei Twitter'e, taip pat pasvarsykite skirti paramą per Patreon.